Išskirtinis bruožas mūsų katedros yra tas, kad jinai vienyje skirtingų pakraipų specialistus. Tai ir kompiuterinės grafikos specialistai, tai floristai, tai tekstilės meno, odos dailininkai ir dizaineriai. Prioritetą tuo, kad jos yra verslesnės, kad žmonės yra jau studijų metais parengiami rinkai. Jie neišeina, sakykime, atvirom akim ir plačia širdimi į gyvenimą, kaip sakant, pasitikti likimo smūgį, jie ateina ir pasirengia ir psichologiškai, ir verslo vadybos srityje, kaip sakant, kad į rinką jie žiūri kaip į aplinką, kurioje jiems reikės dirbti. Ar asociacija, kuri vienytų studentus besimokančius kaip kūrėjus ir paskui vienytų juos jau išėjusius, kad sudaryti tokį kolektyvą, kuriam galbūt atrastas būtų, sakykime, kažkokios lėšos vadovui, kad tai ir ryšiai taprėtų, galų gale tai būtų studentams ir laisvalaikio užimtumo priemonė ir galimybė kelti savo kvalifikaciją, kūrybingumą ugdyti ir rengtis, kaip sakant, būti produktyviam, kūrybingam dailininkui. Tikslas, kad išeitų studentas pasiėmęs tą bagažą, ką duoda akademinis elementarumas ir toliau surastų save, atrastų save, nes labai kūrybos sferoje svarbu individualumas ir norėti, kad turėtų norą kalbėti per save kažkokią tai problemą ir mokėtų valdyti šitas plastinės meninės priemonės. Įgūdžiai ir žinios. Ir dabar jau aišku, kad šitame etape šiek tiek keičiasi tie svoriai. Žinios tai yra daugiau mokyklinio tokio pobūdžio reikalai. Labiau akcentuojami, kaip tas žinias pritaikoma, kaip sugeba studentas pritaikyti tas žinias gyvenime, kaip kūrybiškai jisai individualiai gali pritaikyti. Turim 2 pakopas, studijų pakopas, magistratūros. Ir kaip tik tai čia baigė ir profesinės studijas, bakalaurą, kurie baigė be abejo, bet aš suinteresuotas tapytojais. Ir tapytojai, jie taip pat turi teisę, pilną teisę stoti į magistrų studijas ir doktorantūrą galų gale. Taip, kad yra tos labai svarbios 2 pakopos. Taip pat yra labai svarbus šalia edukologinių specialybių, šalia bendro humanitarinio supratimo, ta kūrybinė pozicija, kuri leidžia priartėti prie vaiko, prie mokyklos labai betarpiškai ir duoti rezultatus. Studijuoti kūrybingi, aktyvūs žmonės. Tai reiškia, mes rengiame būsimuosius estrados aktorius, tai yra vienintelė tokia specialybė Lietuvoje ir mes labai didžiuojamės, kad 2001 metais įregistravome šitą studijų programą ir kad vieninteliai tokie Lietuvoje rengiame estrados aktorius. Mūsų studentai puikiai pasakytų, kad mūsų dėstytojai visi norime, kad jie būtų kūrybingi. Mūsų tikslas – išugdyti kūrybingą asmenybę, pažadinti tame studente kūrybiškumą, kas yra svarbiausia tiek aktoriui, tiek bet kurios kitos specialybės žmogui. Svarbiausias dalykas tai yra štai šitoje scenoje studentų darbai. Studentų darbai įvairiapusiai, pradedant nuo šokio, baigiant muziką, vaidybą, poezijos skaitymais, režisūriniais sprendimais įvairiais. Tai yra mūsų katedros vizitinė kortelė, kūrybinis darbas. Studentai turi galimybę kūrybiškai reikštis ir pradžioje prieš įsteigdami šitas neakivaizdinės studijas mes abejojame dėstytojai dėl, sakykime, neakivaizdininkų arba neakivaizdžiai studijuojančių studentų lygmens, ar jų lygis bus atitinkamas, ar panašus į dieninių studijų studentų lygį. Ir vis dėlto, kai baigė pirmosios laidos neakivaizdininkų, mes pamatėme ir lengviau atsipūtėme
kad neakivaizdžiai studijuojantys žmonės labai atsakingai žiūri savo studijas. Gal dėl to, kad jie patys apmoka savo tas studijas, moka už mokslą. Jie turi labai ryškę, aiškę motyvaciją, jie nori sužinoti, kas naujo meno pasaulyje, kas naujo, sakykime, pedagogikoje. Ir jie tikrai stengiasi ir pateikia puikius diplominius darbus. Dabar buvo keli gynimai, keli metai, jau kelios laidos apsigynė neakivaizdininkų dailės ir technologijų, pavyzdžiui, specialybės studentų. Ir mes turėjom galimybę palyginti. Puikius diplominiai darbai, tikrai nieką neatsilieka nuo dieninių studijų studentų. Įdomus, kūrybingi, nemažos apimties darbai. Žodžiu, neakivaizdinėse studijose studijuojantis brandūs žmonės jau gali pateikti ir brandžius projektus.